Sveiki kolegos, na kaip jums video, parašykit komentaruose, ar yra žmonių, kurie pažiūrėjote iki šitos vietos neprasukę. Jeigu pažiūrėjote, tai ką galvojat, kaip toksai video buvo ir įdomu, ką galvojat visą laiką, kai žiūrite. Jeigu nesunku, parašykit komentaruose, kas pažiūrėjote iki čia neprasukę, nes aš uždėsiu, kai video įkelsiu, tiesiog skirtuką tokį, kad nuo čia pradėjau kalbėti, o iki čia nieko nekalbėjau. Aš kažkodėl galvoju, kad bus arba labai gerai, arba labai blogai. Tokio viduriuko, manau, kažkodėl tai nebus. Na, bet kokiu atveju kažkas truputėlį kitaip, negu visada. Tai toks jau tas šiandien buvo vaizdo įrašas. Oi, gerdėjau. Atsargiai. Kapotas slidus. Oi, čia tam tyliojų daly dėjau gerą, neįdėsiu, kaip ten buvo garso, bet eik tu savo, kad gerą dėjau, hebra. Blin, kapotas slidus, batai guminiai šlapi. Nežinau, man toks jausmas, kad į šitą pataikiau, va, krisdamas, neįsivaizduoju, kur aš čia pataikiau, arba į šitą, arba čia į kažkurį tai kampą būsiu pataikęs, va, gal į šitą varžtą, nežinau, reikės video pažiūrėti, bet kažkur gerai kaliau šonkaulius. Eik tu savo. Pala, kažinė, svarbiausia traktoriaus kažinė užlenkiau, gal nenulinku šitą svarbiausia, kad traktoriaus būčiau nesulankstęs. Gal traktoriaus nesulankščiau. Šonkaulį, tai šonkaulį sugis, bet jeigu traktorių būsiu subraižęs, tai bus žiauriai gaila. Bet dieną tai gal nelabai galėjau pataikyti. Nežinau, kur aš dar galėjau pataikyti, bet į kažkokį tai kampą, žinokit, kaliau, arba būsiu čia kažkur į šitą pataikęs, jo fana. Ai, tu savo, reikia biškį pailsėti. Man tuomet būtų daug lengviau, jeigu nereikėtų to šniūro čia darytis ir reguliuotis, aš tiesiog pasidaryčiau tokį šabloną, prie stulpų šalia pasistatau ir tą kitą bum sukalau 2 metrus ir viskas, einu į kitą ir taip greitai sukalčiau ir tikrai būčiau garantuotas, kad visi stulpai bus iškylę 2,5 metrus. Bet jie būtų iškylę 2,5 metrus būtent toj vietoj, kur įkalti yra. Tai jeigu yra kalnelis, tai tas jau būtų aukščiau. Tai tą vielą, kai ištempsiu, gausis, kad vėl eina aukštyn, žemyn, tai kaip aš tą tinklą paskui ištempsiu. Tai man būtų geriausia, kad paviršiui viskas būtų lygu. O čia iki žemės tai aukštis skirsis, kur ant kalnų tarpas bus mažesnis, kur duobė tarpas bus didesnis. Dabar darau 2,5 metrus, tai tikiuosi, kad visur tas traktoriukas tilps pravažiuoti. Kaip ir sakiau, blogiausia, jeigu traktoriukas netilps man pravažiuoti, tai blogiausiu jo atveju, tai ką padarysiu, tuos lankus tuomet nusilenksiu, pažeisim čia saugos taisyklės, lankus nusimsiu, nes aš šitaip aukštai dabar turiu daryti vien dėl to, kad yra šitie saugos lankai. Aišku, čia jie labai reikalingi, bet kaip ir kita vertus pagalvojus, tai man pjaunant žolę lankų nelabai reikia. Pas mane čia nėra labai jau lygo, aišku, bet tikrai, kaip sakant, 3 kartus nusispjauti, nemanau, kad aš ūkyje čia pjaudama žolę rasiu tokią vietą, kur aš su traktorium apsivers galiu. Ką galvojat? Pasidalinkit savo nuomonėm. Nes rytoj sekmadienį vėl toliau eisiu čia kalsiu, tai būtų gerai pagauti kažkokį atgalinį ryšį. Perimetrą visur sukaliau, tai visur aplinkui perimetrą susikaliau. Va, visur, kur pažiūrėsim, viskas perimetras sukaltas. Ir dabar baiginėjau, kaip ir sakiau, kalt vidurinę juostą, bet su vidurinė juosta turiu truputėlį problemų. Kas čia pasidarė dabar tų mašinų? Kaip Vilniaus centre. Vienu mašinos, tu kur čia visi važiuoja dabar? Į mano Šilauogių ūkį pažiūrėti visi važiuojat, ar kur jūs čia važiuojat? Ir kur jie visi važiuoja čia dabar, Buvau suplanavęs šiandien apkalt visą perimetrą ir vidurį, tai perimetrą apsikaliau, vidurio nebesuspėjau, labai anksti temsta jau, ką jau tamsu, nieko nesimato, per kamerą žiūri, dar truputį geriau matosi, bet šiaip tai jau tamsu, labai jau sunkiai viskas matosi. Tai dirbti yra sunku, tingiu aišku ir dar plius jau temsta, bet pats kaltas, reikėjo dirbti vasarą, būčiau truputį protingesnis, būčiau viską vasarą pasidaręs, bet kadangi aš jau patį, žinot, mokytojų dirbu, tai išėjo kaip išėjo. Neapspėjau pabaigti vidurio, bet ir ne tai, kad būčiau šiaip spėjęs pabaigti, bet kas yra, kai ištempiau šniūrą, stulpai ne vienoj linijai. Kai kur stulpai liečia šniūrą, kai kur neliečia, tai reikės ištraukti stulpus, reikės per naują sukaišiuoti, tai nesikišau į centrą, bet turbūt pati tranšėja truputį yra kreivoka, tai už tai taip ir viskas išsimėto nelabai gražiai. Taip ir reikės įsitempti ilgesnį šniūrą ir tuomet pamėtyti kažką, reikės labiau vieną šoną pamest, kažką labiau kitą šoną pamest ir nebus taip, kad viskas yra per centrą išmėtyta. Ką padarysi, nes norisi, kad būtų kuo tiesiau, kad būtų lengviau po to tas vielas tempti. Atliksim šiandien dar vieną eksperimentą.
Nusipirkau 2 diskus metalui, vieną patį pigiausią, kokį radau, tai šitas kainavo 1,20 €. Tai už 1,20 € diskas ir kitą nusipirkau patį brangiausią, kokį radau, Bosch, ir jisai dabar bijau apsimeluot kainavo 4,80 €, atrodo. Tai va, nuskaitykit, 5 € suapalinus, o čia euras. Tai va, euras prieš 5 €. Tai pagal teoriją šito disko turėtų užtekti 5 kartus daugiau, nes jisai kainuoja 5 kartus brangiau. Tai ką, eisim pjaut stulpų, nu ir pažiūrėsim atidumumo dėliai, kiek užtek šito, kiek to. Tai dabar darom prielaidą, kad tas pigesnis turėtų sueiti greičiau, nes, nu, jeigu tas kainavo 5 €, tai suprantu, man turėtų visam laukui užtekti nupjauti ir dar jo turėtų likti. Tai šiandien, tai ką, pirmiausia, užsimesim šitą, paskaičiuosim, kiek stulpų nupjojom ir tada, nu, aš tikiuosi, kad šitas kaip ir sueis, nes čia vis tiek pas mane stulpų gaunasi šimtais. Kaip galvojat? Ar bus skirtumas tarp tų 5 € ir euro ar ne? Nu, aš manau, kad skirtumas bus, bet ką žinai, ar 5 kartai. Nu ką, pasižiūrėsim, tai vien forma, tas toksai lygus, tas iškilęs, tai jau šitas, nu, už 5 €, matot, padaro tokį iškilimą. O būtų įdomu, jeigu užtektų tiek pat stulpų nupjauti, reiškia, jūs mokėtumėt 4 € daugiau vien tik dėl to, kad čia toksai vat įdubimas yra padarytas, o čia tokio įdubimo nėra padaryta. Disko apibendrinimas bus kitą savaitę, nebespėjau jau šiandien. Nu tai aš ir to, aišku, pabaigsiu, bet jūs jau nematysit, ką aš darau rytoj, nes rytoj sekmadienis. Tai surinkau visus įkalčius pigiam diskui viskas. Nu kaip viskas, jį dar galim naudoti ant mažesnių kampinių šlifoklių, bet ant mano jau viskas, nupjauti negaliu. Tai nupjojau aš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Su pigiu 15 vamzdžių nupjojau, bet jis kainuoja tik 1 € Tai kiek išeina vieną nupjauti, vieną padalinkit iš 15. Trumpas update'as dėl šitakį grybų. Nusprendžiau daryti šitakį grybų antrą arą, tik tai nusprendžiau daryti ne aš pats, o nusprendžiau pirkti iš žmogaus, kuris augina to šitakį grybus, kuris turi ūkį tų šitakį grybų. Tai rastelį iškart bus paruošti, tiesiog nuvažiuosiu, pasimsiu. Tai jeigu viskas gerai, kitą savaitę važiuosim pasimt, tai pafilmuosiu, kaip pasiemu, kaip parsivežu, kaip susidedu ir dabar turėsim 2 arus grybų. Ir jei kažkas darysit, aišku, mano klaida buvo ta, nu kaip klaida, tiesiog problema buvo ta, kad mano rasteliai buvo nekokybiški, nes jie yra pjauti su mašina, o mašina kaip jauna juos nužievina ir jie labai daug yra kur pažeisti, nužievinti ir tiesiog medis užsikrėtė kitų grybų ir tiesiog taip atsitiko. Tai va, rastelių kokybė aišku turi būti gera. Tai ir kitas dalykas, jeigu vėl pats daryčiau, nu aš neturiu iš kur tų rastelių gauti, iš kur man gauti tų beržinių rastelių. Visiems, kam skambini, tai visi su technika tiesiog jauna tas malkas ir viskas, o čia man, nu aš neturiu nei miškų, nei nieko, iš kur man tų dabar rastelių gauti. Tai va, tai yra problema, iš kur gauti kokybiškos medžiagos. Na, o čia iškart žmogus, viską su šviežiais rasteliais, tikrai bus garantija 100%, kad jie ką tik nupjauti, niekur nepastovėję, niekur neužsikrėtę, rankom pjauti, nepažeisti. Tai iš kartus viskas jau bus aišku, garantuotai. Nu, susidėsim ir ką, lauksim to šitakį grybų tuomet jau derliaus kitais metais. Nu, tikėkime, kad jau šį kartą tikrai viskas bus taip, kaip turi būti. Tai gerai, bet kokiu atveju, kad mano projekte aš jokių įsipareigojimų neturiu parduotų grybų. Man tiesiog pelnus reikėjo pasiekti tam tikrus, o pelnus aš visus pasiekiau, netgi viršijau visus pelnus, nes tų uogų buvo ganėtinai daug pardavimų, tai daug daugiau negu uogų buvo, negu tikėjomės ir negu projekte buvo rašyta. Tai pelnai visi pasiekti, visi viršyti, o tie šitakį grybai man, nu tiesiog kaip reikalingi, kad aš juos auginu, kad mano vertė būtų didesnė, bet šiaip jeigu atvirai, tai ne aš čia jų planuoju kažką pardavinėti nei ką, nu užaugs tie grybai, užaugs, aš žinau, suvalgysiu, išdalinsiu kažkam, bet kažkokių planų čia jų pardavinėti tikrai nėra, nes, nu, bet kokiu atveju mes čia auginam šilauoges, o ne grybus, bet tokios jau taisyklės, kad negalite auginti šilauogių be tų grybų. Buvo anksčiau, dabar jau tvarka yra pasikeitusi ir dabar jau su grybais, kaip suprantu, projektų praeiti nebegali taip, kaip buvo mano laikais. Na, mano kuprinė jau taip mačiusi gyvenimo, nu, pakol kas dar laiko, tai vis dar naudoju, bet jau tokia pavargus, reikėtų naują įsitaisyti. Gavau kartu su traktoriuku, kaip pirkau, nu tai sunaudojau visiškai tą kuprinę tikrai. Tai va, bent vieną traktoriuko aksesuarą tai tikrai sunaudojau, nes visi kiti, tai jeigu žiūrėjot seriją apie tą traktoriuką, kai gavau, tai buvo tokie vaikiški labai, ten nežinau, pagal Indijos turbūt išmatavimų žmonių, nes vis tiek žmonės ten smulkesni. Nu, tašė, ką žinau, tikiuosi traktoriukas laikys geriau negu tašė, nes tašė ganėtinai greitai suėjo. Nu, bet aišku, aš čia ir nesilaikiau jokių reikalavimų, vis laik prikraunu pilną, o masė didelė, nes čia visas batarkės savo susikraunu.
O tos batarkės tai jau ganėtinai nemažai sveria, plius visi raktai visokie, viskas čia yra, tai aišku, jo, būčiau krovęs normaliai čia kažką, tai būtų atlaikę geriau. Nu, bet va, tokias atsitašė. Tiek šiam kartui, kolegos, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim po savaitės, na, šiandien tokia serija buvo keista, na, žiūrėsim, ar kaip čia bus žmonių reakcijos į šitą seriją. Tai susitiksim po savaitės, iki visiems.